Darbų saugos organizavimo paslauga vienas iš paskutinių stambių Sabelijos sprendimų, jis įgyvendintas 2013-aisiais. Pakeista ir pati filosofija bei kryptis, svarbiausias dėmesys, kaip ir sako pats paslaugos pavadinimas, kreipiamas ne tik į detalės ar žinias, o į pačią vadybą, patį darbų saugos organizavimą. Ko klientui reikia, padiktavo ilgalaikė Sabelijos patirtis. Daug kur tikrai netrūksta žinių, daug kur tikrai netrūksta priemonių. Trūksta būtent pačios vadybos. Kaip pavyzdį pasakysiu, tarkim, lipo kranistas kažkur tai, paslydo, nukrito, nebėra jo. Kas atsitiko? Kodėl jisai buvo neprisisegęs, kodėl jis naudojo netinkamą avalynę, kodėl nežinojo? Tikrai ne. Jisai ir žinojo, ir turėjo, ir visa kita. Tai kodėl jisai lipo, kodėl jis taip elgėsi? Pasirodo, trūksta priežiūros, trūksta kontrolės, o tai yra ne kas kita kaip vadyba. Paskutinius kelerius metus įmonėms bei jų darbuotojams aktualūs tapo kontrolės ir jos akcentavimo klausimai. Tad Sabelijos kolektyvas ir parengė naują požiūrį į šiuos dalykus. Visi su darbu susiję reikalai iš esmės ir turi suktis apie vadybą, juk tai pagrindinė visa ko ašis. Darbų saugos organizavimas tai yra toks bendradarbiavimas su darbdaviu. Tai yra mes stengiamės nuimti nuo jo pečių visus rūpesčius, kurie slegia jo pečius, kas liečia darbų saugą. Tai yra ir konsultuojame, ir pildome įvairius dokumentus, ir padedame spręsti konfliktinę situaciją su jo darbuotojais. Tai yra visa tai yra darbų saugos organizavimas. Iki darbų saugos organizavimo paslaugos įkūrimo 2013-aisiais Sabelijoje egzistavo daug analogiškų ir panašių pasiūlymų klientams. Pavyzdžiui, darbų saugos atstovavimas. Kai buvo nuspręsta kryptį pakeisti, klientams patiko. Tai rodo ir tai, jog jie su Sabelija bendradarbiavo ir toliau. O kai kurie anksčiau bendrų tikslų nematė, Sabelija atrado iš naujo. Ilgalaikiai klientai turime tokių įmonių, su kuriais dirbame nuo mūsų Sabelijos įsikūrimo pradžios. Tai tarkim yra tokia įmonė, galima būtų ir paminėti Riterna, su kuria dirbam 15 metų. Įmonės, kurios dirba, turime tokių įmonių, su kuriomis dirbame ir tik tai 1 metus, arba tik startuojame. Turime tokių klientų, su kuriais dirbome, buvo santykiai nutrūkę ir vėl atnaujinome. Tai labai džiaugiamės irgi, kaip sugrįžta mūsų klientai. Nuo 1995-ųjų Sabelijos kolektyvas organizuoja jau tradiciją tapusią konferenciją Darbų sauga. Renginyje pranešimus skaito ir darbų saugos organizavimo patirtimi dalinasi valstybės institucijų atstovai, mokslininkai bei kiti specialistai. Informuojama apie naujausius įstatymų, esamus ir būsimus pakeitimus teisės aktuose. Aptariama jų įtaka darbų saugos ir sveikatos apsaugos srityje. Taip, darbų saugos specialistai gali praktiškai pritaikyti naujoves savo prižiūrimose įmonėse ir sumažinti darbų saugos organizavimo naštą.